Šiandien yra ketvirtadienis ir šiandien yra žiauriai faina diena. Nes nusipirkau šitą dalyką, naują objektyvą filmavimui, kurio autofokusas veikia, bent kiek skaičiau, labai tyliai, beveik nesigirdi. 10-18, labai platus, nekantrauju išbandyti, išpakuoti, pažiūrėti, ką čia turim. Žiauriai lengvas, mažiukas visiškai, labai fainai dirba fokuso žiedas, labai sklandžiai sukasi, taigi aš galvoju iškart pridedam ir pažiūrėsim, kuo skiriasi nuo šito. Taigi, žiūrėkit, čia yra maksimum plotis, kokį galiu padaryti su savo turimu objektyvu dabar, ir tai yra dabartinis mažiausias plotis. Galim prasukti iki tiek, tai žiauriai daug, tai yra beveik fišajus. Antras dalykas, nes šiandien nereikėjo eiti paskaitas, nes jų nebuvo. Ir yra trečias dalykas, tai yra, kad šiandieną Lietuvoje startavo Uber programa. Tai man šitą idėją žiauriai patinka ir tikiuosi, kad Lietuvoje jinai išpopuliarės. Tikriausiai jau galvojat, kad esu fanas Amerikos. Tai aš esu labiau... Jo, iš tikrųjų esu New Yorko fanas. Tuo jums parodysiu mano sienas. Tai yra du visai labai faini plakatai. Viso New Yorko miesto vandens bokštai ir namai žymus, statiniai. Turim stotį New Yorko, mano nuotrauką, turim Skyline New Yorką, irgi mano nuotrauką, turim Pepsi Cola ir turim Bruklino tiltą. Dar yra šiandien faina diena, nes rytoj yra penktadienis. O kuo arčiau yra penktadienis, tuo visiems geriau, tuo visiems smagiau. Tuo visi laimingesni.